Sveiki visi mėlyje žiūrovai susirinkę į Nostra.lt RKL savaitės rungtynės, kuriuose šiandieną susitinka Tauragės Tauragė ir Kazlų Rūdos ataka Kauno Kolegija. Mažas triukšmas dabar skleidžiamas arenoje. Čia iš vidutinio nuotolio ir pirmosius savo komandos taškus. Kiek daugiau nei 12 taškų, tikrai ne vieneriose rungtynėse buvo svarbiausias. Ojojojo, Gvidas Galinauskas. Kęstutis Naruševičius nepataikė nieko baisaus, bet Ojojoj, ir Augustinas Krūminis pelno. tų tritaškių dar nacionalinėje krepšinio lygoje būdavo žymiai mažiau, daugiau žaidimo po krepšiu. Tačiau tikrai neblogai realizuoja šios tritaškius, 36%. Mažiai, skirtumas iki 5. Oi, kaip, na štai taip su patirtimi. Sebežiovas. Karolis Šarukas, pavojingas metikas ir tą dabar parodo. Dėl to gynyboje Kazlų Rūdos komanda susirenka daugiau kamuolių. Taip, Makauskas, jaunas Davniukas, po minutės pertraukėlės smeigia 3 taškus. Sunkia krašto pozicija dažniausiai. Taip, o Lukas dabar Žukauskas žengs ant parketo pirmą kartą šiose rungtynėse prie komandos Tauragės. Na, nesakyčiau, kad labai demonstruoja ypatingus gerus skaičius Lukas Žukauskas. Kėlinio galo dabar Kazlų Rūdos komandai. Gytis Asačiovas iš toli nuo lentos. Štai ką šis krepšininkas gali, 41-27 ir Gvidas Galinauskas kėlinį užbaigia tolimu metimu. Ir kągi, komandai pirmoje pusėje dabar irgi prameta kai kuriuos metimus iš labai gerų situacijų. Dabar Markevičius nusimeta kamuolį, Štoškevičius praranda kamuolį, greita Tauragės komandos ataka ir čia kokie 2 taškai Redo Jokubausko, jo pirmieji. Redas Jokubauskas, negalima taip gintis, bet na pasisekė, kad nepataikė, Gvidas Galinauskas atsikovoja krepšį, nelabai pavykęs sumanymas, reikia jau galvoti apie metimą. Makausko 3 taškai, na ką išdarinėja šis žaidėjas šiandieną. Siunčia dabar kamuolį kitą aikštės pusę Klimas. Vasalis iš vidutinio nuotolio dar 2 taškai ir minutės pertraukėlės prašo Kazlų Rūdos komandai, patkovotojo puolime, kol kas 30-22 dar pagal atkovotus kamuolius pirmauja Kazlų Rūdos komanda. Gynyboje matome puikų darbą iš Žukausko. Čia 2 lengvi taškai, Augustinas Krūminis toliau dominuoja 15-nes Kazlų Rūdos komanda, tačiau dar labai anksti apie tai kalbėti. Tauragė irgi turi pilną šansų tą daryti ir tą padaro dabar Martynas. 2 taškai šią ataką, 66-70. Martynas Šeputis 2 prieš 2 žaidžia su Galinausko, čia kokį stogą išrašo dabar Sebežiovas. Gerai užsiėmęs poziciją. Šarukas, Jaunis Davniukas iš toli, 3 taškai, ojojoj, kas čia per gynybą žaura arba išprovokuoti 3 taškio metimą ir tuomet jau nėra tolimo metimo, dar čia desperatiškas metimas, taigi rezultatu šiandieną 76-72 pergalę švenčia Kazlų Rūdos komanda Tauragėje ir na per 2 dienas 2 pergalės iškovojo Kazlų Rūdos komanda.